Tai sveiki atvykę į dar vieną pokalbį. Aš Kestas iš Gintrinės Natos studijos, o su manimi Giedrius Mr. Jumbo Balčiūnas. Tikrai taip, lamas. Tai sveikas atvykęs pas mus. Ir manau, kad griebkim jautį už ragų ir šitą jautį už ragų ir pasikalbėsim eigoje. O pradžiai gal pagrokim. Na. Jo. Gerai. Padarysim taip. Aš pagrosiu kokį nors rifuką, kokią nors nesąmonę, ne? Ir tu pagrosi. Ir tada tikiuosi, galbūt mums papasakosi, ką tu mastai, kai groji, kas vyksta tavo galvoje, kai tu improvizuoji. O žiūrovai kelia korteles su balais. Ja. Kolas. Nu, bet bandom. Pabandom, ką nors. Toks bliuzovas. Nu, nėra geras iš manęs bliuzmenas, žinai. Tai jo, aš ir kai klausiau paskutinio to albumą, ne, tai matėsi, kad ne bliuzas. Oi, ne. Akivaizdžiai ne bliuzas, tai... Žinok, praeitą savaitę mokinys atėjo, sakau, ką grojam, tai gal bosanovą kokią parodyk. Duris ten, sakau. Nu, taip, žinai, aš mėgstu juodą humorą ir jis taip pakraupo, žinai, sakau, nu, ta prasme, tu atėjai pas 80-ųjų roko gitaristas, sakau, bosanova yra kas geriau parodys. Ne, bet šiaip, žinai, kas yra bosanova? Nu, turiu grot. Esi grojęs? Aš daug kas sužinau jau mokėdamas groti ir tos keilus visus gamas, ar ne, ir ten pikinimo techniką visą, jau po to sužinau, kai aš jau ją mokėjau daryti ir dėl to nesigiliu, žinai. Nu, kas būčiau be tos teorijos, be žinojimo, kaip tai vadinasi. Nu, kažkas būčiau, bet jo. Bosanova, ne? Bosanovas tikrai nesu bandęs, bet teko ir su tokiais... Kas yra keisčiausias stilius, ką esi grojęs šiaip? Teko su Pietų Amerikos ansambliuku tokiu suburtų groti, ant saksofonas, perkusija, gitara, vokalas ir didžėjus. Nežinau, paskui įdomus toks projektas Donato Bielkausko, Donis, toks mano geras bičiulis iš Klaipėdos, neo-ambient folko tokio kūrėjas ir ten dažniausiai su kokiais neskrabalais, o tabalais, dūdmaišių, ten dar kokį nors keisti sintezatorių ir vat gitara, tai mes irgi tokį projektą turim. Nu gerai, grįžkim prie mūsų to džemo, gerai? Okay. Tarkim, aš pradedu grot, tu nežinai tikriausiai kokia aš esu tonacijai, o gal žinai iš karto? Aš tik tai žinau, kad mūsų gitaros kitose derinimuose, nes mes, kai bandėm prieš laidą pasiderinti, tai sakai, duok mi ir aš tam skirsnį. Pastebėjau. Šiaip aš net nesigiliu. Visų tonų žemiau, ne? Jo, čia yra... Visada taip groji? Jo, gitara, su kuria solo albumus rašau, su kuria pas Jordaną groju, kitur negroju su ja. Ir jinai tonų žemiau nuderinta ir drop C ir dar 7 styga yra kvartas žemiau, tai G, tai žemoji, kaip bosinės gitaros 3 skirsnis. Čia 8 stygė gitara tokia beveik. Nepatenka? Beveik. Dar turiu 8 stygę, ten dar žemesnė pagal tą patį derinimą, bet jo, ir aš tik tai tiek žinau ir kaip žiūrovas girdėjo, aš ten net nepataikiau pirmą natą, žinai, nes tai... Tai ja. Kažkur tai, žinai, ir žodžiu, aš dažniausiai... Tu ieškai pirmiausia, ne? Jo, aš nuo vaikystės taip darydavau, kad aš kažkur paslaidinu, žinai, ir čia gal prieš metus girdėjau Viktoro Vūteno tokį pamokslavimą, kad, sako, nėra neteisingų natų, nu, žinai, užgrok. Belekavo tą akordą paimk, žinai, ir... Nu gerai, pataikiau, žinai, iš lempos, bet... Dasitempi iki... Tai labai nuo konteksto priklauso, ką tu iš tos natos padarys. Bet tu vis tiek paėmęs natą, pastebėjai, kad jau ilgai skamba, neskamba, ištempi vis tiek. Jo, tai kontekstas ir turbūt tai yra, kad tu gali tik tai praeit, žinai, šalia to konteksto.
Kitas dalykas atsiremi į savo instrumento žinojimą arba nežinojimą. Jeigu tu nežinai, kas ant grifo vyksta, tai greičiausiai nepadės tas kontekstas. Nu taip. Tai, bet aš kontekstu remiuosi, kad pataikai ir galbūt panaudosi tą nepataikymą. Jo, bet pataikė, ne, į pirmą natą pataikė. Bet paskiau jau nebuvo, kad taikėsi į kiekvieną natą. Ne, buvo greitai viskas. Oi, aš toks pentatonikos riteris ir mano bičiulis, kuris Hans Novas Eurovizinį kūrinį Dragons and Rainbows produsavo, Marius Šliauderis gyvenantis Ispanijoje, čia mes kalbėjom po Eurovizijos ir sako, gal dar ką nors padarom, tik sako, būk geras, nenaudok pentatonikos daugiau gyvenime. Sakau, nu žinai, čia tas pat, kas, nežinau, Ingai Budrienai paprašy daugiau makiažo nenaudoti gyvenime. Nu, negaliu nenaudoti, pentatoniką vis tiek, žinai, tą dėžutę į savo įlipį kažkur kaip katė į tą kraiką. Bet ta pentatonika, ten yra 5 pozicijos, vis tiek turi žinot, kur tu atsiduri, ne? Ar kažkokią vieną formą pasigauni? Jo, vieną formą iš kažkurios tos gamos natos pasigauni, pajauti, kad ten esi, žinai, bet turbūt tau ausis labiau dirba negu žinojimas, nes tikrai niekada negalvoju natom, niekada skeilais kažkokiais negalvoju. Net formom negalvoju. Oi, ne. Šiaip esu prastas teoretikas ir tas žinių bagažas, sakau, atėjo pavėluotai po mano praktinių žinių įgyjimo. Bet jis ateina dabar jau. Nu, tai mokiniam, žinai, reikia paaiškinti, kas yra laipsniai. Tai aš ir norėjau paklausti, kaip tu tai perteiki, žinai? Oi, labai paprastai ir aš paprastai juos nugazdinu pradėdamas pasakoti, bet sakau, žinok, tu tuoj greitai už mane daugiau žinosi tos teorijos. Tai aš tau tik tai pradedu pasakoti. Tai vakar su mokinė gitaros apie natų trukmę kalbėjom, žiauriai bijoju, iki kol aš Logic Pro langė, ta prasme, Davo langė, nupaišiau sveiką natą, pradėjome pjaustyti per pusę, dar per pusę ir, čia šitaip sako, elementaru. Jo, elementaru. Tai, jo, man labiau praktiniai dalykai patinka, aš prie muzikantų savęs net nevadinu muzikantų, sakau, aš dizaineris, nes aš baigiau dailės akademiją, o prie dailiokų, prie visokių ten dizainerių, sakau, aš tai muzikantas, žinai, nes aš visą gyvenimą groju. Tai toks, žinai, nedarau iš savęs aukos sindromo ten kažkokio, kad nemuškit, žinai, aš ten netoks jau geras čia, kaip galvojat, bet iš tikrųjų tai taip, nesu muzikos mokyklos lankęs, nesu gitaros mokytojo turėjęs. Aš pastebėjau, kad daug mano pažįstamų muzikantų daugiau dailės mokyklą baigia negu muzikos mokyklą. Yra, jau. Variantas. Kokia sąsaja čia yra? Tai humanitarai turbūt, žinai, nes tą mokyklą labai sunkiai baigiau dėl savo tiksliųjų mokslų neišmanimo. Man nuoširdžiai nesisekė matematika. 5 klasėje matematikos mokytoja bandė spėliot, kas kiek semestrą turės, pagal tai, kaip jinai jaučia, kas kiek mokosi ir vardino tam 10, tam 8, tam 9. Balčiūnas 4, sako, bet tu daugiau ir neverta, sako, tavo taip veikia smegenis, žinai, ir aš labai sunkiai mokyklą baigiau, bet Vyturio dabartinę gimnaziją. Ir ačiū Dievui atsirado mokytojai, kurie suprato, kas iš manęs bus, ko man reikia, ir aš jau dailės akademijos paruošimuosius kursus pradėjęs buvau lankyti. Ir jie tiesiog padėjo man tą mokyklą baigti, kad kaip sakyti, toj chemijoje ar matematikoje užstrigęs. Tai dailė po mokyklos jau atsirado labiau. Ar dar dailės mokyklą kokią lankiai? Ne, turbūt kaip ir, nežinau, ir tu turbūt vaikystėje mėgai piešti, ne? Visi mes mėgom piešti. Aš lankiau dailės mokyklą. O, tai to labiau. Ir baigiau tą pačią Vyturę, tai žinai. O. Ir lygiai, pasuk ir taip aš klausausi. Ir nemokėjau nieko matematikos. Ir chemija pas molekulę ten. Ir chemija pas molekulę turėjau. Balčiūnas 0,5, žinai, o kodėl ne 2, nes 2, tai sako, reikia užsidirbti. Tas yra. Ties kur baigiam, dailiokai, ar ne? Tai va, sakau, visi turbūt vaikystėje tikrai piešim, nežinau, vaiko, kuris nemėgo paimti flomasteriais, papaišyti, kad ir ant sienų, kurias paskui reikėjo plauti. Tai aš kažkaip mėgau piešti ir nenustojau piešti, nežinau, turbūt dailės akademija buvo tas variantas, kurį aš pasirinkau kaip mažesnę blogybę, kurią aš turėsiu išmesti iš savo gyvenimo. Nes jeigu aš būčiau galbūt stojęs į muzikalkę, į muzikos akademiją, konservatoriją, galimas daiktas, kad būtų išmušę mano meilę muzikai. Dailės akademija išmušė. Tikrai galiu pasakyti, išmušė. Keista. Aišku, ant pečių nenešioju. Galbūt akademija. Aš mokykloje mokiausi, tai kaip tik atrodo, labai laisvas gyvenimas, laisvo pobūdžio tas mokymasis toksai, žinai. Tai darai, ką nori. Nieko nenoriu blogo apie savo dėstytojus, apie tą visą akademinę sferą pasakyti ir linkėjimai dėstytojams, kurie žiūri, bet šiaip
to be honest, ta prasme, ten toks, nu, žinai, burbulas yra ir tam tikri rėmai, ir susitarimai. Ir menas ir vis tiek įstato rėmus. Jo, sėdi tose rėmuose, žinai, ir ta rotacija studentų, kas mokama, kas nemokama, ir tam pešiesi, žinai, ir skubi darbus padaryti, ir darai tai, ko nenori, ir dažniausiai ko nenori. Tai bakalauras, magistras, nu, visiškai nužudė tą meilę dailiai. Ir žodžiu, lieko muzika. Pasirinkau jo tą blogybę, kad aš nužudau dailę ir lieku muzikoje. Bet dailės neapleidai savo albumo viršelis. Pats darai? Jo. Tai websaitai, atvirutės, vaizdo klipai, socialinių tinklapių, klipai, kartais ir nėra, kad visiškai mirė. Nu ne, tai va, nemirė. Tai sakau, ant pečių, žinai, nenešioji to, kai išmoksti. Iš tikrųjų, gerai mūsų senoliai sako, kad, o ko ne, reikia išmokti dalyką kažkokį. Taip. Man buvo dar klausimas apie tavo Hansanovos projektą. Atrodo, groji su pagrindė roko sunki muzika, labai sunki kartais netgi, ne? Paskutinį albumą, ką klausiau, tai, tikrai sunki muzika. Nu, gal ne death metal, žinai? Ne death metal, jo, bet... 80s rock on steroids. Man labai Dream Theateris primetė tas paskutinis albumas, Nekropolis. Aš priimsiu kaip komplimentą, nes juos skaitau, kad, jie dievaičiai prog roko, žinai, aš nepatavau jų fanas, tikrai didžiulis respektas kiekvienam iš jų, būgnininkui, gitaristui, keyboard, ten bosui, bet netapau. Visi geriausi savo bet tikrai priimu kaip komplimentą, nes jie wow. Jo. Ir staiga kitam atrodo tarsi spektre, žinai, viduramžiai. Ir man klausimas, ar šie dalykai tau persipina? Ar tu kaip tik stengiasi atskirti juos visiškai atskiras pasaulius? Jo, pradžiai bandžiau atskirti, kad sakiau, tai bus projektas, kur aš nusimesiu juodus rūbus, susirišiu galbūt plaukus, o gal ir ne, ir pasimsiu instrumentą, kuris labiau patiks mano tėvų kartai negu mano kartai, ir mes pagrosim tokią kažkokią bardišką muziką, kur dabar jau ir per Netflix rodo kanalą tos serialus, kaip ten, nežinau, Witcheris, ten dar kažkas ar ne. Ir pabūsim tokie bardai romantiški ir pailsėsim nuo to roko savaitgaliais bent jau. Ir paskui kažkaip pradėjau vis tik tai rokint, mes ten ir tų piratinių dalykų padarėm, ir ten akis išsidažę, su kailiais išbėgam. Tai jo prasimuša tas rokas, tikrai prasimuša, žinai, ir Hansanovui, toks pasiutpolkės piratiškos. O atvirkščiai? Ar sulenda Hansanova į roko pasaulį? Nu, gal akustinių instrumentų truputėlį ir tą į paskutinį albumą atsinešiau, ten ir akustinės gitaros, ir Irish Bausukį pagrota yra. Jo, ta prasme... Pradeda persipinti viskas. Aš šiaip jau pasakius akustinių gitarų, nemėgstu, žinok. Ir būna prodiuseriai paskambina, sako, reikia įrašyti elektrinę gitarą, akustinę gitarą, akordai subraukyti. Pats žinai. Ta prasme, prodiuseriai tai yra žmonės, kurie sėdi prie kompo, programuoja būgnus, rašo vokalus kitiems žmonėm ir patys dažniausiai nesugroja gitarą, tai skambina kažkuriam patogiam gitaristui, kuris jam įrašys. Tai aš labai dažnai atsisakau akustinę gitarą rašyti, nes aš jos nemėgstu, man ją būtų sunku įrašinėti, nes mes gyvenam 52 kvadratuose ir man paprašyti tylos valandą ir 2 pas savo šeimą yra, ne fainai, nes aš jos negaunu, tos tylos taip jau, žinai, nuosekliai. Skauda riešą, žinai, nes aš negroju akustinę gitarą kasdien, aš groju su plonu elektrinės gitaros grifu, žemai nuleistom stygom. Tai dažniausiai... Lengvas gyvenimas. Jo, atsisakau tos akustinės gitaros, bet Hansanova kažkaip gražino, ne tai, kad gražino, gal parodė tą pusę akustinės muzikos, kur man pradėjo patikti dinamika, erdvės, kuriuose tu groji, net tikrai žymiai labiau patinka groti su Hansanova nepajungtose scenose, kur akustika išpildo kažkoks, nežinau, bažnyčios priengis ar kažkokia įdomi salė, galų gale net kiemas pilies, kur tu nepasijungęs, turi taip kaip viduramžiais išgrot pakankamai daug decibelų, kad vis atėjus auditorija išgirstų viską. Tai... Atsirado erdvės, kurios šiaip gal su roko muzika būtų labai nepatogios groti. Absoliutely. Atvirkščiai. Tikrai taip, jo. Tai naujų spalvų parodė visiškai. O kalbam, pavyzdžiui, apie įrašus, ne? Siek pats įrašinėjai. Ar stengiasi galbūt erdvės išnaudoti, ar viskas visgi yra prie kompiuterio skaitmena padaroma? Siek įrašinėjai tikriausiai ir tą akustinį instrumentą, ne? Ar, pavyzdžiui, Hansanovai darai įrašą, ne? Ar tu eini į kažkokią erdvę, kur tau patinka, ar namuosis įrašai visgi ir pasisusikuri erdvę? Jo, kadangi dabar jau Hansanovas tas pirmasis debiutinis po 14 metų egzistavimo albumas jau, sakykime, senstelėjo, nežymiai ir sudėtis mūsų grupės pasikeitė, tai
po truputį bręsta medžiaga naujam albumui. Tai, žinau, galiu truputį neigiamų dalykų pasakyti apie praėjusį albumą, kad man jis truputėlį stereolokai skamba, nes mes surašinėjom ne kartu, mes surašinėjom po vieną, surašinėjom kambarį prie kompiuterio, žinai, ir daug pluginų naudota ir šiek tiek tiesinimo, tai viskas įgijo tokį sterilų, neviduramžišką atspalvį. Tai dabar galvoju, būtų fainai į kažkokią tai gražią salę marmurinę užsidaryti, susidėti multitrack dalykus, mikrofonų, šiokį tokį miškelį pastatyti ir rašyti visiems vis tik tai vienu metu, kad išgaut tą unikalų, tą tikrą grupės skambesį, nes įrašo metu jisai nužudomas. Tai gyvesnė. Tai va tokią idėją tikrai gvildenu ir bandysiu kažkokią įdomesnę tikrai erdvę surasti, kaip ir pats. Ar grodama, žinai, klausaisi, jau ieškai vietos, ar ieškosi po to? Ko gero, kad, žinai, kažkur vis tiek patogią vietą reikės rasti, kur tai leistų parą ar ten 2 užsidaryti, tai, nežinau. Sakau, bažnyčios prieangiai, kažkokie sandėliai įdomus, kur tikrai ta patalpa išskambėtų. Nes akustiniai muzikai, sutikim, kad minkštas kambarys, nelabai tinka. Nelabai. Žiūrint kokią tą muziką, žinai, gal ten kažkoks low-fi akustik, žinai, gal ir fainai ten, kur per čemodanus groja ir su akustinė. Bet va tokiai folk, nežinau, medieval, kažkokio su sakraliniu ar ten pagonišku atspalviu, gal vis tik tai reikia to marmuro, akmens, pilies kiemo kažkokio, tikrai reiktų paieškoti. Taip. O darydamas tą folką, tai iš esmės atkreipi dėmesį, ieškai tos istorinės realybės, ar daugiau tai yra laisvesnė kūryba? Oi, visiškai laisva. Ir net pagalvoju, žinai, o tai viduramžiais ką jam irgi liepdavo, kad tu dabar turi ten, jeigu esi 15 amžiai, tai tu dabar 14 amžiaus dainas grok, nes tau nukirs galvą, žinai, nes tu ne viduramžių grupė, ką tu čia dirbi. Tai kažkokia nesąmonė, jeigu dabar, žinai, išeini su, mes esam neo-medieval, tai reiškia naujųjų viduramžių grupė, kuri savo muziką kuria, kuri inspiruota tais garsais, tom dermėm, tais instrumentais sugrota, tai sako, kokie čia viduramžiai, ką jie čia groja. Tai aišku, tos melodijos truputėlį ateina ten, ta pati mūsų perdaryta daina apie sidrą yra iš Bretanės regiono, ten kur Prancūzijos kraštas, istorinis Bretanės regionas, ir jie turi savo liaudies dainą Son à Christ, daina apie sidrą. Ir kur Skuteris dainavo How Much Is That Fish. Ta daina žiauriai sena yra ir iš tos melodijos mes padarėm o geri vyrai, gerai geras. Tai sujungiam tą lietuvišką greitakalbę seną ir Bretonės regiono ten 16 amžiaus melodiją. Tai negali sakyti, kad visiškai iš lempos pakuri ir pagal tas melodijas. Įtaka kažkokia. Sudaro. Jo, ieškai kažkokios įtakos tų melodijų, kažkur, žinai, prasegmentuoju tą patį Pjoviau šieno, kuris šiaip jau, atvirai pasakysiu, negraži daina. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Pjoviau šieną per... Ir mes sėdėjom Talino senamiestį su Hanzanovu ir sakom, neįdomu, jam ten bus tas angliškas dainas, tas keltišką folką klausyt, kurį jie ir taip žino, ir ten dar kita grupė po mūsų irgi tą patį gros. Sakau, kažką savo padarom ir ant tų žodžių Pjoviau šieną buvo Pjoviau šieną per visą, tokį folk punk medieval kažkokį. Ir kokie atsakas iš klausytojų? Pro šalį ėjo lietuviai ir šaukė, oi lietuviai, sako, mes galvojom, čia užsienio grupė kažkokia užlipo ir jis sako, išgirdom Pjoviau šieną, iškart supratom, kame reikalas. Galvoju, kad užsienio, čia žinai, būna kaip lietuviam gerai. Jo, neskambėjo kaip įžeidimas. Gerai. Taip, tai perpinam ir su lietuvišku folku. Bet ir užsienį koncertuojat, aš kaip suprantu. Talinas, ne? Ar čia vienetinis toksai variantas buvo, ar dažniau? Na, jo, matai, pati Hanzanova, pats pavadinimas Hanza, tai viduramžių pirklių tinklas, taip, jis egzistavo Kaune, reiškia, kontora, ten kur Perkūno namas dabar, ir Kaunas buvo Hanza pirklių tinklo miestas viduramžiais. Tai kadangi mes pabrėžiam, kad mes iš Kauno, mes tą senovę kvipuojam, tai mes esam Hanza, naujoji Hanza, Nova, New Medieval. Ir tos Hanza dienos vyksta visose Baltijos šalyse, Skandinavijos daly, Vokietijoje, Nyderlanduose ir taip toliau, žodžiu, didžiulis toksai tinklas ir ten vyksta tos šventės. Būtent. Nebuvo ten keliaujat? Ir stengiamės ten tą taikinį savo nusitaikyti, kad, žinai, Lietuvoj. Ir kaip tos lietuviškos dainos ten?
Tai va tame esmė, kad jos daug įdomiau tenai skamba ir jeigu tu su roko grupė biškai pribėjai lietuviškai užsienį kažką padainuot, ta pati Jordana, kai nuvažiuojame į Londoną lietuviam pagroti ir tie garsistai vietiniai, žinai, žiūri soundcheck ir ten paskui prieina, sako, šiaip žiauriai kietai grojat, jaučias, kad ten areninė grupė, žinai, tai nesuprantam, ką dainuojam, tai jiem truputį gal ir juokingai skamba. Tas toks, sakyk, pseudo vakarietiškas rokas su lietuvišku vokalu, bet būtent viduramžius, tą folk punk kažkokį medieval dalyką, tai labai įdomu lietuviškai dainuoti ir žiūrėti tas reakcijas. Čia matyt yra tas įsivaizdavimas, žinai, roko muziką mes suprantam kaip britišką, amerikietišką realiai, tai keista lietuviškai. O kai tavo eina senovinė muzika, tu ir tikiesi, kad jinai bus autentiška, senoviška. Jo, tikės kažkokio. Ir nesitiki, kad tai bus angliška. Skambesių, tai gal užsieniečių ausim taip ir skamba ir man pačiam įdomu ir vengrų tą viduramžių grupės paklausyti. Ir įdomiau, kaip dainuoja vengriškai. Ir vokiečių, ir norvegų, ir švedų tikrai įdomiau skamba negu anglų ir, ką darys, ten nesupranti to teksto, bet tikrai autentiškai įdomiai skamba, tai tikiuosi, kad ir lietuviški tekstai taip pat suskamba. Labai, džiaugiuosi galėdamas tą kalbą ištransliuoti. Kietai. Turiu dar vieną klausimą. Kaip tu juos atsimeni mintinai? Aš turiu smegenis čia. Nerealiai veikia. Aš net pamiršau kuprinę su savo steniniais batais pasiimto. Čia, žinai, čia kitas variantas. Kai pasidedi raktus, žinai, kur aš juos pasidėjau? Arba rankoje telefoną turi ir ieškai telefoną, žinai. Kuprinės ieškau vaikystėje ant kupros. Keistai smegenys veikia. Taip. Kai tu tik tai pradėjai groti, ne? Kada tai buvo? Prieš kiek tai buvo? Kada tai buvo? Žiūrint su kuo, nes mano tėvas nuo vaikystės grojo pučiamųjų ansambliuose ir spūtė tą didelį varinį pučiamąjį tūbą ir mokykloje, ir kariuomeniai, ir paskui ir radio gamyklos, bangos orkestrė ir aš tą visą jau, kadangi esu antras vaikas šeimoje, jaunesnis, tai ir mano brolis tą matė ir aš jau kai gimiau jau viską tam, gal truputėlį ir saulėlydį mačiau ir tėvas vis mažiau grojo, bet jis labai mėgo ir lūpinės armonikėlės, toks pučiamųjų fanas ir aš gavau vaikystėje lūpinę armonikėlę ir mes ten su tėčiu ant sofos, būdamas turbūt dar želinokas, mes ten durniuodavom, žinai, pūsdavom tas ir armonikėlės, pravartydavau tėčio plokšteles vinilinės ir ten irgi įdomios muzikos rasdavau, ten Joe Dasena, ten ABBA, Creedence'us, Beatles'us, Elvis Presley ir kažkaip ta muzika, žinai, nesijautė, kad gyvenai ir jinai vieną dieną atėjo. Man taip atrodė, kad tai yra normalu muzika, su tėčiu muzikuoti armonikėlėm, o gitara atsirado turbūt labai gerai tą dieną prisimenu, jeigu man nieks nesusijaukė mintyse, tai buvo mano 3 klasė, kai aš grįžau, lankiau pirmą komuniją, kad ją priimt ir iš Vytauto bažnyčios pareinu namo ir žiūriu, kažkas labai įdomaus guli už kambario užuolaidos, kur langus užtraukti ir atitraukiu tą užuolaidą, o ten elektrinė gitara tonika, rusiška. Pirmą kartą gyvai elektrinę gitarą pamačiau, pasirodo mano brolis pardavė mopedą Delta ir mano giliam liūdėsiu, nes aš tikėjausi, kad dar gausiu pavažinėti paaugęs ir nusipirko elektrinę gitarą. Tai aš net neklausęs pasiėmiau, kol brolio nebuvo ir pasidėjęs ant kelių, kad buvo beveik tokio dydžio kaip aš, pradėjau kažką, žinai, ant kelių pasidėjęs groti. Wow, geras. Tai pirmiausia, tai turbūt kaip ir tavo prieš tai svečias. Ar tai šita raudona gitara? Ne, čia jau buvo mano asmeninė. Man nepavyko jas išsaugoti, man tik pavyko ją atpirkti iš žmonių, kuriem aš kažkada tai pardaviau. Tai aš ją nusipirkau už 8 eurus. Jo. Ne eurus, litus. Kokie tai metai buvo, 96 ir 97. Ir man nebuvo įdomu, kaip jinai atrodys, nes man paskambino mano geras bičiulis Mindaugas Pilvelis iš Linfen grupės, su kuria mes grojom, mes buvom kaimynai. Ir jisai skambina, sako, čia vyresnis toks kaimynas, ten irgi mūsų tos jaunosios kartos, bet daug vyresnis, jisai sako, ten garažą turi instrumentų ir sako, parduos gitarą tokią. Sakau, tai kiek čia tų pinigų atsineš, nes aš iš bandelių ten pakaupdavau, bet nedaug, žinai, mano šeima nebuvo turtinga. Ir sako, 8 eurai ten kažkas, ar iki 10 litų, atsiprašau, litų. Ir aš pasičiumpu iš piniginės tos litus ir bėgte aš sakau, pirksiu ten, nesvarbu, jinai veikia, neveikia, kaip jinai atrodo, spalva, nesvarbu. Ir
duodu pinigus, pasiemu gitarą, aišku, nieko nebuvo ten, nei nuėmėjų, tiltelio nebuvo, tai daug ir tėvas padėjo padaryti ir tada jau kalėdom ir stygų prašiau, dabar keista atrodo, koks vaikas galėtų kalėdom stygų paprašyti. Nu, prašiau ir tai buvo matyti. Jo, pirma gitara, kurią labai mylėjau ir nepaleisdavau iš rankų. Šiek tiek svajojau apie pilnavidurę gitarą, nes tuščiavidurė, lengva gitara. Pakankamai garsiai skamba ir kažkodėl įsivaizdavau, klausydamas Iron Maiden, tos pirmosios albumus Self-Titled Iron Maiden ir Killers ir kažkaip tas ilgai tempiami tie solo, žinai, kur Dave Murray ar ten Adrian Smith groja ir kaip taip gali ilgai gitaras skambėt, mano taip neskambam, tai aišku, neturėjau kubo, neturėjau normalaus distortiono, grojau su venta per... Su akustinė grojai? Nu, dažniausiai su nepajungta, nes mes turėjom su broliu savo vaikų kambarį tėčio pagamintą jo rankomis stiprintuvėlį, ten S30 kolonėlės liktai kažkur pakabintas ir brolis kartais ventos tą overdrive gaudavo. Tai per tokį įrangėlę groju, nu, ir ta gitara tikrai taip neskamba kaip Iron Maiden albumuose, ką aš perrašytose kasetėse klausau ir galvoju, kodėl jinai taip ilgai skamba, kas čia pas ją, gal aš turėčiau pilnavidurės gitaros ieškoti. Ir šiek tiek, jo, svajodamas pradėjau nusivilt tą pusiau akustinę gitarą ir kažkaip labai jau to Fenderio norėjau. Tiek norėjau, kad man Fenderio logotipas akys jau ten vaidenos ir sakiau, jeigu patapčiau samdomų žudikų, tai tikrai iš pirmo atlyginimo gerą Fenderį nusipirkčiau pas Robertą Midiaudio. Tai tada ten Squire'ai po 800 litų buvo ir užeidavai toks pacukas, žinai, žiūri, tas pakabintas už 800 litų gitaras Squire'is. Oho, kada aš tokia įsitaupysiu. Ir? Pavyko? Galiausiai. Ir tu žinai, kaip vaikai leidosi į saldainių parduotuvę, reiškia, turbūt tai buvo, kai aš Midiaudio pradėjau pirmą dieną dirbti. Man pasiūlė mano senas kolega, bičiulis Andrius Grabauskas, jaunėlis, puikus garsistas, boso gitaristas. Ir jis dirbo Midiaudio trečioji pardavėjų šalia Giedriaus ir Roberto. Ir jis ketino pereiti į kitą skyrių mūsų Midiaudio Pro-audio ir ten atsilaisvino vieta. Tai sako, gal nori ateiti. Ir sekančią dieną aš jau ateinu į darbą ir žiūriu Andrius graina su va šita konkrečiai gitara Midiaudio. Sakau, ką tu čia darai, Andriu, einam ten gitaras kažkokias išpakuosim iš sandėlio. Sakau, pala, turiu su geriausia šitoj parduotuvėje gitara pagroti. Sakau, kokia čia geriausia, Made in Mexico, sakau, visa apsilupus. Sakau, pabandyk. Pabandžiau, žinai, ir labai norėjau Fenderio, nes giliai buvau Dire Straits, Claptono, Iron Maiden, Yngwie Malmsteeno fanas ir tiesiog kažkada tikrai norėjau Fenderio nusipirkti. Nors jau grojau ir su metalovom gitarom ir Les Paulų šiek turėjau ir su Floyd Roses gitaras. Ir sakau, reikia vis tik tai nusipirkti ir patyliukais iš Midiaudio, būdamas pats pardavėjai ir nusipirkau. Jeigu visgi geriausia gitara parduotuviai, su jie daug groji? Ar visgi mėgsti? Žinai, tu turėti Fenderį iš tikrųjų kiekvienam gitaristui reikėtų, nes jo garsas ypatingai antroji, ketvirtoji pozicijai tarp nuėmėjų, tai tas garsas toks, su kurio su kitom gitarom gal sunkiau išgauti. Plus, kodėl jinai geriausiai, aš taip įtariu, kad jinai pakankamai plonai lakuota ir to lako kažkur jau kaip ir nėra, ir ant grifo nėra ir aš įsitikinau su viena tokia gitara, kurią praeitą žiemą nušveičiau visą laką, velniop ir jinai pradėjo visiškai kitaip skambėti. Aš turiu tokią hipotezę, teoriją, kad be lako instrumentas kitaip skamba, nežinau ar geriau ar blogiau, ar kažkam patinka ar ne, bet man patinka ir toks truputėlį labiau jinai kvėpuoja, truputėlį net ir garsesnė ir aš įtariu, kad dėl to. Tai žodžiu, ta diskusija, ar medis svarbu level upinsim, ar lakas svarbu? Jo, gal net ir lakas svarbiau, o gal ir medis, žinai. Ne, pagal rūšis, ar ne, ten yra aliejinga mediena, kaip mahogany, raudonmedis, yra mažai aliejinga mediena, ten koks nors uosis, yra labai gerai išdžiovintas uosis Swampash, kuris yra tas pat uosis, bet lengvesnis, turbūt ne dėl garso, gal dėl svorio. Nu, tai turbūt, jeigu paimsim nežinau, kempinė, gal su kempinė ne pats tinkamiausias pavyzdys, bet kažkokį daiktą, kuris turėjo vandens prieš tai,
nu, tas pat, nežinau, sūris, ar ne, kuris turi to riebalo skyščio kažkokio ir numesk ant žemės, jisai ir pliakšt. Žinai, išdžiovink kažkur, tai jį labai gerai, kad tas vanduo pasišalintų ir tą patį sūrį numesk ant žemės, nu, kaip kietai sūrį, žinai, ir gabalai suskils visas. Gal ir su medžiu panašiai, gal jis tą dažnai kažkokį tai perduoda ir maitina stygas to rezonansu. Gal. Ai, dar ką apie Stratą norėjau pasakyti. Jeigu pirkčiau Ferrari, jinai būtų raudona, jeigu pirkčiau Fender Stratą, jisai būtų sunburstas. 3 tonų sunburst. Kodėl? Nu, aš keiščiausias spalvotės apsakė. Kada jie ten pradėjo dažyti šitaip, dabar galvoju. Vien dėl tos tokio išlaikymo stiliaus vaizdo? Man, jeigu nesumeluosiu, reiktų pasitikrinti žiūrovam, bet man atrodo, kad čia buvo ta Fender Strato pats pirmasis dažymas. Prieš tai Telecasteriai, ar ne, Buttercasteriai buvo blond ir paskui jie sugalvojo visus tos kontūrų dalykus, double cutą, 3 namėjus ir čia buvo Strato pabandymas kitaip gitaras dažyti. Jo, nėra jinai pati fainiausia spalva, bet tokia klasikinė, žinai. Jeigu moteris tai blondinė, jeigu Ferrari tai raudona, jeigu Stratas tai sunburstas. Ir labai šlikštus, beje, grifo radiusas, kas supranta apie gitaras 725. Aš iš čia matau, kad jis stipriai lenktas labai. Jo, ir kai darai bendus stygos pakimba, tai negali labai žemai stygų nusileisti. Nu, šiaip sunku groti su ja, reikia pakovoti, kad jinai pradėtų groti. Ar ją naudoji kokiam įrašam? Tavo gitara nukristo jau pat. Tai va, dėl ko jinai tokia apibaladota. Pagrindė turbūt Fenderį gerai turėti įrašam kažkokiam ir tas mažai overdrivintas garsas patrauklesnis, sakykime, man su Fenderiu, negu su humbuckeriais ir ten, žinai, mažai geino kažkokio. Tai iš Fenderio turbūt kažkokių įdomesnių dalykų girdžiu ir dėl to irgi viena iš tų gitarų, kur aš tikrai niekada neparduosiu. Būtent panaudojama. Jo, bet į sceną sunku su Fenderiu eit. Man tas pat mūsų mylimas Robertas iš Midiaudė visą laiką man nuo jaunystės, aš jį pažįstu, visą laiką sakydavo, Džumbo, tau reikia Fenderio, tau reikia Fenderio, tau reikia Fenderio, tau reikia Fenderio. Ir, nu gerai, gal ir reikia, žinai, ir turiu Fenderį, bet nu, sunku su juo kovoti. Būtent ir dėl to radiuso, žinai, ir tie nuėmėjai biški silpnesni ir visą laiką jos galima pasikeisti, bet aš šiuo atveju, toj gitarui, kadangi aš skaitau tokį Holy Grail, aš biški tinginys ir neieškau niekada nei nuėmėjų, nei suktukų keičiau. Taigi, šiek tiek užsiminiau apie tą jaunystę, kaip sakant, kai tik pradėjai groti. Kaip tu praktikuodavaisi? Ar tai buvo praktikavimasis, ar tai buvo daugiau noriu sugroti tai ir dainų grojimas, ar bandėjai ieškoti kažkokio tai, kaip čia pasakyti, formalaus mokymo, gal YouTube kažkur žiūrėti, ar mokytojų, ar viskas savarankiškai, kaip tai atrodė? Nu, tai buvo, kaip jau minėjau, ten kokie 96-97. Kineskopinis spalvotas televizorius kambarį, kasetinis grotuvas, nu, ir visa įranga namuose. Per teliką gal ten geriausiu atveju Puko televizija kažką įdomiau parodytų kaip grupė Dreams ar ten kažkokia Nars, kas žino iš tų senų lietuviškų grupių, jeigu užsienietiška, tai pačiu geriausiu atveju ten per kokį nors Labo rytą, nežinau, Oasis ar ten jau pačiu neįtikinamiausiu metu ten kokį Iron Maiden paleidžia per Labą rytą. MTV neklausys, žinai. Nu, kad kažkaip, nežinau, nebuvo. Gal kas kabelinę turėjo, tai gal ir buvo, žinai, bet kaip minėjau, mūsų šeima nebuvo turtuoliai, tai mes neturėjom kabelinės. Tai ką pamatydavau per lietuviškas televizijas, tai buvo wow. Ką man įrašydavo draugai arba mano brolis tuo metu dirbęs radio stoty naktinių didžėjim į kasetę įrašydavo. Tai tą ir pagrodavo, žinai. Draugas, su kurio Hanzanovai kūrėm irgi, Julius Dosinas irgi kasetės man ten perrašydavo, tai prasineši kasetę, bandai kažką pagroti. Viskas iš klausos? Jo, sakykime, kažkaip klausiau Iron Maiden 2 Minutes to Midnight. Kažką ten, žinai, bandžiausi ant gitarus ir supratau, kad, aš berods atpažinau, kad čia ant laisvos stygos groja, taip kaip Iron Maiden įrašą girdžiu ir
Aš dar nežinau, kas yra kvartos, kaip jas groti, aš labiau kvintom tuo metu groju. Bet žiūriu, kad po vieną pirštą uždėdi ir kažkas panašaus gaunasi. Ne po 3 stygas, o po 2 reikia. Aha, atėjo supratimas. Ir jo, nieko nemačiau, jokių klipų, nieks nerodė, kaip tas kvintas kvartas grot. Vieną akordą parodė... Žodžiu, net nenusižiūrėjai, tik nusiklausėjai. Grinai taip tokio atsitiktinumo dėka, kad girdžiu, lyg tai laisva styga, žinai, bet aš, nežinau, ar ir dabar turiu absoliučią klausą, ar kaip aš tada nustačiau, bet supratau, kad tai groja ant laisvos stygos, kažką nežymiai paspaudžia su keliais pirštais ir kažkas tokio gaunasi ir pradėjau bandyti ir tada viskas pradėjo suktis, kad aš pradėjau ieškoti, kaip jie visą tai daro, gal daugiau tų atvirų stygų naudoja, gal yra kažkokios tipiškos vietos, kur tą pačią pentatoniką jie kaip boksą sugroja. Nes pradėjau suprast, kad tie, sakykime, tų pačių Iron Maiden ar Metallicos, tie visi solo kažkokiuose tai truputėlį rėmos yra, kur tos natos dažniausiai pasikartoja. Ir pradėjau dėliot tas natas ir žiūriu, kad jo, yra toks kaip piešinėlis ant grifo, geometrinis, į kurį aš turiu pataikyti. Kaip... Žodžiu, pradėjai matyti piešinėlius kažkokius. Jo, aš ir dabar piešinėlius matau. Ir klausiu mokiniam, ką jūs matot ant grifo, nes aš tai matau, kokį nors, nežinau, kubą ar ten K raidę kažkokią ar dar kažką. Ir grinai piešinėliais, geometriškai kažką matai. Asociacijas kažkokias. Taip. Ir kuo tai skiriasi, tas praktikavimasis, dainų, tas pats grojimas, mokymasis, nuo to, ką tu dabar darai? Kaip tu dabar mokais? Kaip tu dabar tobulėjai? Ar tu tobulėjai? Gal pasakyčiau ne tai, kad kažką daugiau išmokau, bet tiesiog truputėlį švariau groju negu savo toj pienuotojų jaunystėje, žinai, kai buvau jaunas gitaristas ir pradėjau į Vilnių važinėti pas SBS roko grupę ir jie buvo vyresni, kurie mane pakvietė, beje, labai juokingai pakvietė, nes aš tuo metu skaičiau save labiau grafiniu dizaineriu, buvau studentas ir kūriau websaitus ir kažkaip Fata Morgana, Vitalio Kairiukščio kita grupė nuo SBS, jie ieškojo dizainerio, kas pagamintų puslapį ir aš jam parašiau, kad aš galiu pagaminti puslapį. Ir nusinčiau savo pavyzdį, kad aš turiu Jumbo 666 LT puslapį ir gaunu skambutį. Sveikas, čia Vitalis Kairiukštis, trumpas klausimas, ar nori groti SBS. Aš, kadangi žinau, kas yra SBS, kas yra Tomas Varnageris ir sakau, o tai kur Tomas? Čia jau kita kalba. Tai jie kaip tik buvo atsisveikinę ir ieškojo gitaristo ir aš tokiu būdu pradėjau bendrauti, važinėti Vilnių repetuoti ir, šiaip žinau, kad ant manęs krovė nemažai pamazgų ir iš pavydo ir iš tikrųjų ir už tai, kad gal taip ir buvo, žinai, nebuvau labai kruopštus gitaristas, tai tie visi solo, žinai, tokie puskreiviai, jeigu ten kas tos senus video pasižiūrėtų, tai ta pentatonika nešvari, neritmiškas. Galvoju, aš galėjau, aš SBS tikriausiai mačiau Roko naktyse. Taip, 26, 27, 28, tai tais metais. Ir ten ir turėjau matyti. Jo, tai gal koncerte kitoks įspūdis, bet kas įrašus pasižiūrėtų, tai man pačiam dabar nėra labai malonu jos žiūrėti ir kai aš palyginu, ką aš dabar gročiau, tai negročiau, aš tiesiog švariau viską padaryčiau, tai tas tobulėjimas, kad gal švariau, protingiau truputėlį ir kai reikia mokytis, pavyzdžiui, su tom Vilniečių merginom Queens of Roses, čia turėjom ABBA tributą ir man sako, čia ABBA dainos bus ir gerai, tai laukiu setlisto, žinai, nes dauguma ABBA dainų šiaip mintyse moko, tai čia pagroti ne problema. Ir atsiunčia ten krūvą dar visokių kitų dainų, ten Jets, Are You Gonna Be My, ten, turbūt žinai. Taip. Ir žiūriu dar kitokias ir kažkokias kitokias ir aš tų pačių Jet, nežinau tos dainos ir Vilniečiai sako, tu jų nežinai, čia jau senos dainos. Senos, tai sakau, čia 80-ų. Sako, ne, čia jau labai senos. Sako, tu šitų nežinai, sakau, ne. O, tai sako, tada prisėsk pasimokyt, sako, jeigu tu jas mokėsi, tai jau galėsi haltūrinti su dauguma Vilniaus grupių. Tai sėdėjau, žinai, ir mokiaus tos hitus, kurie pasirodo tikrai ten milijardais peržiūrų, YouTube turi 500 milijonų, 600 milijonų, milijardas. Sėdėjau ir mokiausi. Tai, kad turi milijoną peržiūrų 60-ųjų gabalas. Kaip jūs atliepia dabar su žmonėmis koncerte? Klausosi žmonės to vis dar? Žinau, kad yra kas klausosi, bet klausimas kiek jų? Jo. Ar tai vis dar veikia? Kad tos peržiūros automatiškai populiarumą ar duoda? Dabar
vis tiek į koncertą važiuojame, ne su grupės. Kaip tai atliepia su žmonėm? Patikslink klausimą. Jūs esate koncerte, jūs atliekate labai senus gabalus, ne? Taip. Kaip žmonės į tai reaguoja? Ar jie kaip tik samdo tik tai tie, kurie to nori? Bet tu čia apie coverius turi omeny, 80-70, ar ne? Aš kalbu apie coverius dabar, senų gabalų coverius. Dabar. Nu, žinai, tai dar turbūt ir kontingentas priklauso, jeigu, sakykime, kai grojau su Bon Jeans grupė ir mes turėjom Bon Jovi, Def Leppard tributus. Šis dar gyvėjai gali atsiminti, žinai. Oi, tai taip, taigi ateina tų laikų jaunimas ir jiem ten, čia paauglystės dainos, taigi jėga, žinai, ir dar vyresnių yra, kurie ten, nežinau, Creedence'us turbūt, Beatles'us labai mėgsta ir jiem yra muzikos ir jie puikiausiai vaikšto į koncertus. Yra, kur ir, žinai, 2000 muzika jau jiems sena, nu ten to pačio Bon Jovi It's My Life, čia mūsų mokiniai nežino. Galiausiai ir jaunimas atranda naujus. Kaip sakai? Galiausiai ir jaunimas atranda tas senienas. Žiūrėjau, mano sesija 18 metų dabar, jinai abos fanė absoliuti. O žinai tiesa, kai Bohemian... Kuo sėdesnis atrodo, to geriau dar gabalas. Kai Bohemian Rhapsody filmas išėjo, koks bumas buvo tarp vaikų, sako, oi, Kvynai, jėga, Brian May'us, wow, ten. Jo, kiek yra mokinių, kurie ten antrokai, trečiokai, ten žino viską apie Kvynus, ten išstudijavę. Taip. Wikipedijas visas perskaitai. Ir tu žinai, aš mokytojau pradėjau 2015, nu, prieš 9 metus. Ir 2015 buvo praėję 15 metų po Bon Jovi It's My Life super hito, kurį aš šiaip jau galvojau, kad visi žino. Ten nuo tokių kaip mano tėvas iki mano dukros, nes namie tas gabalas, nu, grodavo. Taip. Ir ateina mokiniai, kurie nei Bon Jovi girdėjo, nei It's My Life girdėjo, nei to, žinai. Ir taip, truputį keistai jaučiausi, bet paskui susitaikė, žinai, kai esi pedagogas, dar netokių dalykų sužinai iš vaikų. Tas tiesa. Okay. Tavo paskutinis albumas. Ne Akropolis, ne? Nu, gal ne paskutinis, bet... Paskutinis šiai dienai. Jo, dabar... Paskutinis šiai dienai. Jo. Kiek jautiesi patobulėjęs šitoj vietoj? Kiek, kaip sakant, džiaugiesi labiau negu kitais albumais? Ar visgi jautėjau, kad tai dar vienas tiesiog tos pačios knygos puslapis? Ar tai yra kažkas visiškai kitokio? Man asmeniškai atrodė, kad tai yra kitaip. Truputėlį įspūdingesnis, tarkim. Kaip tau pačiam? Jisai... Būtų labai fainai, kad būtų toks padalykas, sakykime, kaip pas Robertą Semeniuką, Žalvarinį, ir jie ten turi tų albumų 20 metų prileidę ten kažkiek, tai žinai, ir jie ten, nu, visi labai klausomi, labai fainai skamba ir gal juos ten geriausiu atveju pamiksuoti, žinai, per naują reikėtų, ką jie ir padaro, žinai, ir perleidžia. Tai aš pradėjau savo albumus kepti 2005 metais, tai pirmas albumas buvo neoklasikinis rokas, ten su vienu Yngwie Malmsteeno coveriu, ten visokie Bramsai, Čardašai ir taip toliau. Ir dabar aš kažkurio metu pradėjau labai nemėgti savo pirmų gal 3-4 albumų, nes čia yra 7, ir aš pradėjau jų tiek nemėgti, kad aš supratau, kad juos ne tik permiksuoti, reikia juos tiesiog perrašyti, arba ištrinti, arba jais nebesididžiuoti ir jų nebeskaityti albumais. Nu, yra blogas skambesys, yra blogai sugrota, netvarkingai ir, nežinau, galima turbūt tik tai šiaip teoriškai skaityti, kad tai yra 1, 2, 3, 4. Tu kalbėti apie tokius techninius dalykus, žinai, čia blogai sugrota, blogai sumiksuota, nu, taip, o pati muzika, kūrybinis toksai. Kaip tau jie jauti skirtumą, kad kūrybiškai tobulėjai? Turbūt didžiulis skirtumas, nes ir, žinai, su savo mokiniais kalbu, kai jie bando improvizuoti ir jiems sunkiai gaunasi ir sako, kodėl jums taip, nu, geriau gaunasi, o man ne taip gerai gaunasi ir sakau, žinai, čia kaip ir su pašnekėjimu prieš auditoriją, jeigu tu būsi perskaitęs tik vieną knygą, tai, nu kažką papasakosi, žinai, bet dar nedaug, o jeigu tu perskaitai 100-500 knygų, tai jau žiūrėk, kažkokių ir idėjų atsiranda ir kažką gali pacituoti ir kitaip truputėlį žiūri kitus dalykus. Tai tos muzikos savaime aišku, kad daugiau persiklausau, negu, nu, turbūt paskutinis normalus albumas buvo gal 13 metais, My Amber Story padarytas ir neskamba jisai fainai, bet, nu, dainos jo, tokios jau sudėtingesnės buvo, paskui tų instrumentinių albumų šiek tiek vėl ten per paskutinį 10-metį paleidau, bet su šituo tai buvo, kad aš jį beveik visą per pandemiją ir padariau. Pradėjau 19 vasarą ir šiaip neplanavau gal aš jo kaip albumą užbaiginėti, bet galvoju,
nu koks iš manęs ten albumų leidėjas, nu reikia kažkaip tą YouTube kanalą savo plėtot, padaryti po singlą, po vaizdo klipą ir numest žmonėm, kad jie tegu klausosi, žinai, jeigu jiem smagu, nes man irgi smagu įrašinėti, filmuotis ir... Tai kodėl visgi albumas įvyko? Kaip? Tai kodėl visgi albumas įvyko galiausiai? Va, vienas žmogus toksai prisiprašė, turiu gerą bičiulį, kuris Trakų istorijos muziejui dirbo ir jisai renginius vesdavo muziejininkas ir jisai rimtas toks melomanas ir renka tos albumus ir sako, nu Giedriau, tai kada albumas, sako, nes man dabar kaip tik va trūksta lentynai ten vieno tarpo, va, kaip tik įsidėčiau tavo CD. Galvoju, ai, nusidinu, čia žinai, prisileidė tų CD, paskui dalini nemokamai, tai nei naudos, nei ir paskui bėdnas lieki. Gal kažkaip galvoju, arba kasetę, arba šiam gal įsidėrą kokį rašysiu. Nu ir pasimaišė Laimontas Denius Lainius, legendinis Rondo vokalistas ir jisai pasirodo turi labelą, leidyklą, kuri, nu, ne leidyklą, bet yra leidėjas, kuris išleidžia kitus atlikėjus ir aš jam tarpušventyje 2023 daviau slaptą nuorodą, kurią gavo mano bičiuliai perklausyti šitą albumą ir pasakyti savo nuomonę, kaip jisai skamba ir jisai rašo, bičiuli, puikus albumas, leidžiam vinilą. Ir, nu, taip gavas. Dabar pas mus yra test presas, bet knygų mugėje 2024 jau galima bus lentynose rasti tą albumą ir dar yra idėja įrašyti į kasetę šitą albumą, limituotą tiražą. Jo, tai CD tiesiog neleisiu, nes man atrodo galbūt tikrai neverta būnant ne Michaelu Jacksonu, na bent jau ne Marijonu Mikutavičiu ar Jordana Butkutė, tai kas jį ten labai pirks. Klausimas dar, ko daugiau klauso žmonės, ar CD ir vinilą? Tai va. Nes jaunimas grįžta prie vinilo, o taip. O senimas jau išmetė savo CD grotuvus. Nu taip, mašinose nėra, kompiuteriuose nėra. Taip. Tai dar reikia gerai paieškoti to grotuvo. Turėtum tą CD net, kurį... Įdomus dalykas albumo atsitiko, kad paprastai žmonės išleidžia albumą ir tada singlais dozuoja, kad žmonės supažinti, ar ne, ten ir vaizdo klipus įrašo. Ir gali metus laiko dozuoti apie tą albumą vis šnekėti, nes All Englandas, švedų youtuberis, sako, kad albumai yra mirę, nes kiekvieną dieną vis po naują albumą kažkur gali rasti ir ten per savaitę ir ten 20 to pačio žanro albumų išleidžiama. Klausimas, ar gerą albumą? Aha. Taigi to albumo dainos po truputį dozuojamos jau buvo ir žmonės žinojo, kas yra Corona de Aragon, April 26 kūrinys apokaliptinėm idėjom apie Černobylį ir jie tas dainas žinojo ir per koncertus jų prašydavo ir tikrai normalu, kad jie nori tas visas dainas kažkur vienoje vietoje paklausyti. Tai turbūt ta atvirkštinė ta proporcija ar tas metodas, galvoju, gal net visai neblogai pasiteisina, kad pradžioj keletą metų keptas dainas, supažindint ir paskui jau sudedi ir, nu, automatiškai gal ir pirks albumą. Plius gabalai išėjo laiku. Kai buvo apie Černobylį kalbama, išėjo apie Černobylį gabalas. Buvo korona, eina koroninis gabalas. Ja, jeigu dabar jie visi išeitų, žinai, būtų keista jau. Tarsi pavėluota. Taip. No sex, no drugs, just quarantine. Nu, perfrazavau, no sex, no drugs, just rock and roll. Irgi pandemijos metu parašytas kūrinys, kai, nu, aš šiaip intravertas, žinai, man nieko tokio ir miške vienam pasėdėti ir namie, ir jeigu nieks neskambina, that's okay. Bet, nu, buvo keista, žinai, neleisdavo ir darbo ateiti, ir tam tikrų metų ir parduotuvės negalėjome eiti, ir, nu, keistas jausmas tikrai buvo. Bet gali savo sėdėti namuose albumus kepti. Gal net ir į gerą. Gali kepti albumus, kurie pakankamai tamsiai niuriai skamba. Dar tokį Nick Johnsoną atradau, kurio inspiracijos čia nemažai tam albume. Žinai, tokį gitaristą. Kokį? Nick Johnston, kanadietis toks, va, su strato formos šekteriu groja. Būsiu praleidęs kažką gyvenime. Tai va, atsiųsiu nuorodą arba mes įdėsim kur nors po šitų linkų, nes, nu, tikrai rekomendacija pasižiūrėti, paklausyti, kaip minoras su mažoru vaikšto ir įtampa atleidžiama, sukeliama ir vėl nuleidžiama ir toks, žinai, įdomu tą nuotaiką visą klausyti, tai tos inspiracijos nemažai šitam albume. Fainai, kad kalbė ne apie techniką, bet būtent apie pačią muziką, žinai, kas atrodo žiauriai techniškas šiaip albumas, šiaip tai, bet va, muzikos tame yra labai daug. Nežinau, žinai. Dažnai iš tiesų kalbama, nu, žinai, tie wannabe muzikantai prie keyboardo, žinai, čia gerai techniškai groja, bet, žinai, nėra feelingo. O gal ta frazė tokia, nėra feelingo, tokia paskutinis kozeris, žinai, kai nėra ką pasakyti, tai sako, tada nėra feelingo.
kaip tą feelingą O bliuzo soliaką pagrotum, žinai. Gali tempt stygą 3 minutės. Jo, apie feelingą, žinai, gali izoteriškai labai šnekėt, priešingai negu apie techniką ir pasakyti, nu taip, buvo čia progresyvus metras kažkoks padarytas, buvo ten būgno apvertimas padarytas tam albume, gal ten solo buvo techniškai greitai švariai sugrotas, tai nu, tokius dalykus, ką žinau, ką apie juos kalbėti, žmonės tegul paima paklauso, nes, kaip sakė Frankas Zappas, kalbėti apie muziką, tas pats, kas šokti apie architektūrą. Taip. Tai tegul paklauso patys ir įvertino, apie emocinį feelą tikrai, nu, galima viską sudėti žodį karantinas, pandemija. Niūrios temos. Ja, jaučiasi truputėlį toksai. Plius va išleistas, čia vasarį, sausio. Irgi toksai niūrus laikotarpis. Pats tas. Būtų keista išleis gegužės mėnesį, žinai. Jo, yra teisybės. Viskas labai savo laiku. Kaip gimęs prieš pat naujametį, man paskui kažkaip tos visos šventės, žinai, kalėdos, gimtadienis, nauji metai, toks, nu, faina ta visą savaitę ir paskui grįžti į darbus ir laukia pliurza. Saulė nešviečia ir galvoju, eik tu savo, nu, kad kokia Ispanija dabar taip, žinai, nuvažiuot, nu, visas toks, žinai, susigrūzinę sėdi nuo to pavasarinio viso lietuviško oro ir emocijų, tai va. Ir muzika atitinkamai gaunasi. Jo, esu melancholiškas ir kartais širdie niūrus, žinai, kad ir šypsausi, bet ištransliuoju nu, tokią emociją. Cool. Aš turiu dar krūvą klausimų, bet... Tai varyk. Gerai einasi. Ja. Bent jau neuverteikinu kaip Vitoldas. Kai groji... Nu, mes kalbėjom apie tą savo kūrybą, ne? Mhm. Bet tu mažai su ja koncertuoji, man atrodo. Nes dauguma darbo užima darbas muzikinis, ne? Su Jordana grot, su Hansanova, kažkaip suprantu, iš to savaitgalinio malonumo jau tampa koncertų toksai. Nu, irgi. Po truputį. Po truputėlį, ne? Įsivažiuoja, žinai, turbūt pats supranti, kad kažką pradėjus daryti, nu sunku numest, nes paskui vėl per naują turės daryti. Taip. Bet savos muzikos iš tiesų daug. Albumai labai faini. Neplanuoji kokios suburt grupės, kad padaryti tai visą gyvai? Turėjom tokią grupę, kur pusė narių iš death metal kauniečių Asastorim buvo, Saulius Rimas ir Lebedevas Sergejus ir Julius Dosnis bosinę gitarą grojo ir nu, koncertuodom per to metų klubus, Džempabus, Forta, Vilniui, ten Biksai dar kažkas, žinai. Taip. Senesnė muzika, seniau truputėlį. Jo, čia 15 metų atgal. Nu, dabar, žinok, su backing track'ai, su planšetė važiuoju. Pusė muzikos negyvos eina, žinai, tai, nu, satisfakcijos daug nėra, bet visą tai iškelti į profesionalų kažkokį, nu, bent jau profesionalesnį lygį, žinai, susisamdyti muzikantus, ar bent jau kažkokius labai mėgėjus altruistiškus susirinkti nėra labai lengva, nu, kaip supranti. Tuo labiau, kai, žinai, būgno partijas surašai per kompą tikriausiai namuose, paskui iš tiesų pagrotės. Nu, tikriausiai yra reikalų. Negaliu sakyti, kad nevaldau tų būgnų, žinai, nu, ta prasme, pagročiau galbūt nemažai dainų, ant tų būgnų tik nemoku tų prašmatnių brekų, ar ten, žinai, apvertimų kažkokių, tai paradidlų, gal ten lasdelių, dvojkiam, trojkiam nevaldau, bet, žinai, suprantu, kaip jie valdas, tai kažkiek ten programuodamas, nu, bandai ir pramusikoti ir pagroti, manau, kad būgnininkai veiktų tik, nu, kiek ant to Kauno rimtų būgninkų, tai jie visi kažkur jau normaliai sėdė, jau jie dirba, žinai. Ar augint nuo nulio viską, kaip Vitalijui Kairiukščiui, kad tu jau esi 40-metis rockeris ir tau reikia studentų, kurie fainai gerai groja ir tai daro už ačiū. Nu, nesinori visko už ačiū, žinai, bet kad tai visą ištempt, nu, kiek bloka. Tai pasižiūri, ten toks youtuberis Bernd yra iš Švedijos, tas, kur su gitara po vandeniu groja, Matės Akustinė. Yeah. Tai kažkaip žiūrėjau su didžėju, man atrodo, dabar po Europoje važinėja ir ten jo solo turas vyksta, žinai, ir pamačiau video, kad su didžėjim galvoju, jeigu aš tai būčiau padaręs, tai būtų pirštais užbadę, žinai, nu gerai idėja, žinai, didžėjus jau žmogus scenoje, žinai, jisai groja tam muziką kažkokią, tai ten sintezatorių gal paspaudžia ir samplerį kažkokį, jisai groja solo, jau įdomiau žiūrisi negu tik tai iš kompiuterio backing trackas. Kodėlgi ne? Užpildyti erdvės truputėlį. Nu, ne, ir yra tų koncertų, žinai, kur ir
gal ne solo mano kūrybos pakviečia, bet nori instrumentinės ten super hitų versijas išgirsti su solo gitara, tai yra tų koncertėlių, žinai. Yra tekę kažkada matyti grupę, dar jaunystėj. O 3 vokalistai grojo ten dubstepą kažkokį ir būgnininką turėjo. Būgnininkas ir 3 vokalistai ir backtrackas. Žiūrisi kažkaip, žinai, tas būgnininkas pusė erdvės užima. Čia kaip švedai Amarantė, tas, kur dance metal, tas, žinai, Amarantė. Nu, 3 vokalistai, būgnas, bosas, gitara ir ten viskas. Čia jau bosas, jau gitara, jau čia instrumentai, žinai. Jo, tai ten visa arpedžiatoriai, kažkokie tai sintikai iš backing tracko eina ir kaip pagalvoju, gėda pelėda scenoje klavišininko neturit, bet buvom koncerte lofte gal 19 ar 18. Nu ir kažkaip nepasigėdau iš to klavišininko, viskas ten man okei. Tai va, jeigu sceną užpildyti, atrodo viskas normaliai. Tikrai taip. Na, tai su ta pačia Jordana, žinok, kažkurį laiką nebuvo klavišininko ir nuėjo ten tie skambaliukai visokie arpedžiatoriai iš Kulabo daugiatokelinės multitrakinės programos. Ir nežinau, niekas ten problemų nekėlė dėl to. Nes scenų muzikantų yra, žinai. Niekas nepasakys, kad ten ant fanuchos groja, žinai. Nu tai sakau, grįžkim prie to pačio Bernto youtuberio iš Austrijos, dviese va scenoje stovi. Nežinau, aš nueičiau, pasižiūrėčiau, man tikrai įdomu. Mes įsivaizduojam, kad didžėjus tai nėra backtrackas, jis jau kažką daro gal. Jis gal ir pats daro realiai. Ar play paspaučia? Net nenoriu komentuoti kokį nors mimo apie didžėjus, kur su USB flešiuku tokiu didžiuliu groja. Nes paskui didžiai komentarų labai prirašys ant manęs. Ne kažkada. O grot nemoka, tai šneka nesąmonės. Groja kažką, jeigu groja. Aš beje savo pedagoginę veiklą pradėjau kaip didžiajų būrelio vadovas. Pavaduojantis pradžiai. Bet tas didžiajų būrelis tapo galiausiai įrašų gamybos būreliu. Labai kažkaip ilgai neužsibuvau aš ten su tais pionieriais 900-ais ir vieną kompą nupirkau iš savo pirmo atlyginimo, iš antrą kompą nupirkau ir tai pabiškai kompiuterinė klasė tokia pasidarė ir vaikai pradėjo ir MIDI programuoti, žinai, ir ten iš balso kažkokius samplus dėlioti. To vis dar užsiemi? Aha, užsiemu. Nes mačiau, kad išsikraustyt kažkur. Bet... Jo, ta labai faina vieta. O kur paskau įsikraustėt, nemačiau jau. Ta labai faina vieta Kaune, kur ant parodos kalno užvažiuoja ir 100-mečiai rūmai neolitonistų ir jos dabar renovuos ilgam. Gal bus labai gražus objektas. Ir mūsų mokykla išsikraustė į Krėvės prospektą, nes ten mūsų visi filialai, choreografija, teatro studijos ir mes ten irgi. Čia veikla tęsiasi, vaikai mokosi. Nu, aš norėčiau, kad jie mokytųsi, bet iš ten, sakykime, kokių 10, taip nieko neįžeidžiant, tai gal 2 tokie, žinai, kur tikrai matau, kad eis ir taip apytiksliai tas skaičius toks išlieka. Neblogas procentas? Gal ir neblogas, žinai, 20%. Nereikia norėti 100%. Ne, nereikia 100%. Tai žmonės užsiema, ko jie verti, ko jie nori, žinai, bus matematikas ar bus biochemikas. Tai apie tą edukacinę sferą, kur vaikai ateina, žinai. Aš savo dukrai esu nupirkęs Hello Kitty stratą ir kai dirbau Midiaudio muzikos prekėse, ten irgi stovėjo Hello Kitty stratas palangiai. Ir kas su juo dabar daugiau groja? Vitrinui. Dabar, tarp kitko, daug mano mokiniai groja, nes pas mus mokyklai stovi. Tai Midiaudio vitrinui, žinok, jinai pritraukdavo, čia ne ta pati gitara vitrinui, ten buvo juoda. Ir pritraukdavo ir turistų, ir vaikų, ir tėvai su vaikais irgi ten prilipę prie tos vitrinos, tai toks traukos objektas. Tai kai pamačiau skelbimuose rožinę Hello Kitty gitarą, tai savo dukrytei tuo metu, gal 6 metai buvo, sakau, nori su gitara mokytis? Pamatė tą gitarą, sakau, nuoliu. Nupirkom tą gitarą, žinai, ant kelių ten pasidėjus pabrazdino ir kažkaip paliko ją. Aš ją nusinešiau į studiją, kur su vaikais groju ir kaip tu manai, kur mylimiausia vaikų gitarą, tai Hello Kitty ateina, tai tą Hello Kitty labai jau myli. O tarp kitko, jinai tuo metu nebuvo labai jau brangi ten litais, bet dabar eurais, man atrodo, kažką apie 1000 eurų kainuoja, tai Squire'o, kas žino, Affinity, tai yra antra nuo pradžios pagal brangumą serija, pagaminta Indonezijoje ir jų buvo 500 vienetų pagaminta 2005 metais ir dabar patapo kolekcinė vertybė. Tai turi ir retenybė, rožinį diržą ir visą kitą. Žinai, vienu metu galvojau, gal reikia perpjauti grifo galvos formą, užsirašyti Charvel
įsidėti kažkokį gerą namie, panaikinti šitą ir bus faina rokinė rožinė gitara. Sunaikintum visą vertybę. O taip. Esu sunaikinęs gitarų, jas perdažant, modifikuojant ir nebeišeina atstatyti atgal. Tai negeras dalykas, pasirodo. Cool. Tai ką? Ačiū, kad atėjai. That's it? That's it. Gerai. Galim pabaigti kokio džemo. Galim. Kad viskas linksmai baigtųsi. Mažorinė gaida. Tai ką, ačiū tau, kad atėjai. Ačiū Kęstuti, kad pakvietei, įdomi aplinka ir linkiu dar įdomesnių pašnekovų negu aš. Tokių įdomių kaip Fitiokas, tai pirmoji laidoj. Na. Tai ką, tiek. Ate. Yeah.